Turim Golfą, 1.4 benzinas. Važiavo klientė, skundžiasi, kad ant sankryžų smulkiai purtosi ir visa dreba. Pasidarėm diagnostiką, prisimatavom kompresijas, pasidarėm sandarumo testą. Matom, kad 4 cilindre trūksta kompresijos. Kažkokia problema su išmetimo vožtuvais. Keliam galvą, žiūrėsim, ką ten galima padėti. Nusėmėm galvą ir ką mes čia matom. Tepalo žymių degančio kaip ir nesimato, bet pirmam cilindre išvilktas gilzė. Nors ne tik pirmam, iš tikrųjų visuose, tuose tas pats. Tai dabar klausimas, ką daryti toliau. Skambinam klientui, lai ateina, rodom ir sprendžiam. Taip, o čia kaip ir spėjom. Problema su išmetimo vožtuvais. Puikiai matosi jis. O kaip atrodo. Galvutę vežam remontuoti, išleist vožtuvą, šlifuoti, tikrit, pilną remontą. Ir rinksim atgal. Grįžo mūsų Golfo galva. Vožtuvai peršveisti, kurie reikia pakeisti. Pakeistas įvorės, išplauta, išvalyta. Išvalyti kanalai. Čia irgi viską susiruošiam. Išsivaliam. Stūmoklius paliekam ramybėj. Su apačia nieko nedarom, renkamės viršų. Dedam tarpines. Čia naujas susidėjom, čia naujas. Keisim. Ir renkam toliau. Viską susirinkom. Užsipylėm skysčius. Einam bandyt pasikurti. Bandom. Užsikūrėm. Einam žiūrėt, kaip čia atrodo. Dirbo lėktai visi cilindrai. Pasišildysim. Matysim, ką rodys toliau. Užsikaitinam, ventiliatoriai pasileido. Vandens nepučia. Šlangas minkštas. Dedamės paspurnius, apsaugas, važiuosim pravažiuoti.
Nu, pralekiam su Golfu. Štilo kompensatoriai. Sankryža ten nebespurda, variklis nebedreba, dirba lygiai. Šlangas minkštas. Va, viskas tvarkoj. Ką norėjom, tą pasiekėm. Atiduodam klientui, tada važinėjęs ir džiaugiasi.